Pasisakysiu ne tik kaip Tėvynės sąjungos narys, bet kaip ir buvęs diplomatas, ambasadorius. Manau, kad šios vyriausybės metu mes galėsime konstatuoti užsienio politikos mirtį. Kodėl taip sakau? Todėl, kad akivaizdu, kad Kęstutis Budrys tapo didžiausia socialdemokratų problema ir savotiškas politinis priešas. Kadangi jisai atstovavo tą profesionalią diplomatiją, kuri vykdė gan tęstinę užsienio politiką beveik 30 mečius. Tavo priešo priešas paprastai tampa tavo draugas. Ir matosi tas linktis per visas 3 vyriausybės, kai socialdemokratai vis dažniau ir labiau gravituodavo į tuos Lietuvos priešus. Žodyno švelnėjimas vyriausybės programai dėl Baltarusijos, kai įvedamas sąlygotumas, jeigu Lukašenka rems Rusiją, tada mes sankcijas įvesim, rodo tą tikėjimą, kad vis dėlto būtų gerai kaip nors susitaikyti su ta valstybė, nors žinome, kad diplomatai tam priešinasi ir ne vienus metus. Lygiai tas pasakytina apie Kiniją. Tikėtina, kad pirmąją programą dar rašė užsienio reikalų ministras, nes ten yra tie šventi teiginiai, kad Kinija yra mūsų sisteminis priešininkas, dėl to, kad remia Rusiją kare, dėl to, kad įsitvirtinusi Baltarusijai, bet jau matosi, kad antrą programą neberašė užsienio reikalų ministras. Ten pasakyta, sieksime normalizuoti santykius su Kinija. Kas yra įdomiausia, šita trečioji vyriausybė jau nebesieks, jau jinai normalizuos santykius. Net siekio nėra. Tai reiškia, kad mes priimame 100% kainą, kurią mums įstatys komunistinė Kinija. O žinot, kas tai gali būti? Tai ne tik taivaniečių atstovybė, tai yra ir mūsų ekonominis saugumas, kurį pastebėjo, grėsmė tam pastebėjo dar Skvernelio vyriausybė, kaip komunistinė Kinija norėjo perimti visas mūsų faktiškai svarbiausias ekonomikos sritis. Tai yra ir ES vienybė, tos pačios ES, kuriai mes pirmininkausim. Nes kas labiausiai šiuo metu skaldo ES, jeigu ne Kinija? Dėl Rusijos mes ją jau suvienijom. Pasižiūrėkite į biudžeto deficitą – milijardas per dieną. Ir mes stojame į Kinijos pusę. Bet kas labiausiai svarbu, ir aš tą sakiau šiandien užsienio reikalų ministrui, noriu pasakyti būsimam premjerui, jūs susidarysite visus vartus į Vašingtoną. Jūs absoliučiai nesuprantate, kaip sistemiškai Amerikoje svarbus Kinijos veiksnys. Labiausiai vienijantis kongresą klausimą yra Taivanas. Taivano draugų grupė yra milžiniška, beveik 300 kongresmenų. Ir jeigu jūs bent pirštu paliesite šitą valstybę, šitos salos laisvę, kaip jūs įrodysite tiems kongresmenams, kurie apgynė mūsų paramą Pentagone, kurie apgina mūsų visus pageidavimus, kad mūsų laisvės sala verta tos gynybos. Nė vienas socdemų premjeras neįžengė į Baltuosius rūmus. Premjerė, aš tiesiog įspėju jūs kaip žmogų, kurį gerbiu. Nedarykite tos klaidos su Taivanu, kaip jau padarėte su Baltarusijos opozicija. Kas baisiausia, kas gali įvykti, švelniausia to forma bus, kad ministras tiesiog atsistatydins arba jį atstatydins. Bet aš bijau, kad jūs tiesiog nuimsite to žmonės, kurie tas vertybės išpažino ir jų vietą pastatysite to žmonės, kurie prisitaikys prie jūsų radikalios politikos. Jūs nebūsite vienintelis premjerė, nes tokių radikalių vyriausybių socialistų, kurios dirba su radikalais, yra daug. Yra Ispanija, yra Slovakija, yra Gruzija, kur socialistai lygiai tą patį daro, bet tai bus milžiniška klaida. Ir tai nebus mūsų užsienio politika, kurią vykdėm beveik 3,5 dešimtmečio. Pagalvokite apie tai, įsaugokite mūsų vienybę užsienio politikų ir nedarykite tos klaidos.